Vasaros tampa vis karštesnės ir mūsų organizmai susiduria su įvairiausiais iššūkiais. Būtent šiandien laidoje Užeikite, kas laukiate kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Jonuška ir kalbėsime su gydytoja endokrinologe Kristina Švaikevičiene. Labas, Kristina. Labas, Benediktai. Vasara jau ant nosies ir vasaros tampa vis karštesnės, temperatūra kyla, sako, nebereikia net į Turkiją važiuoti, galima ir čia pramogauti, nes temperatūra panaši. Tačiau kaip organizmai kovoja su ta šiluma ir kokiais iššūkiais tenka kovoti? Na, labai būtų puiku, kad visos tos vasaros būtų tokios, kaip buvo pernai, kokia bus šiemet, pamatysim. Bet taip, temperatūros kilimas yra tikrai iššūkis mūsų organizmui, ypač tada, kai mes esam tam nepasiruošę arba kai turim tam tikras gretutinės ligas, kurioje tos temperatūros mūsų organizmas nepakelia, ar ne? Tai termoreguliacija yra labai svarbus mūsų organizmą gelbstintis mechanizmas, kuris padeda prisitaikyti, jeigu temperatūra kyla, ar ne? Ir mūsų organizmas sugeba reaguoti į aplinkos temperatūrą. Tai tas džiugina, bet ne visiems organizmo aspektai sudalyvauja, kadangi kartais tam tikros ligos ar ne pablogina situaciją. Tai jeigu žiūrėtume į termoreguliaciją kaip patį mechanizmą, kas pats svarbiausias aspektas, ar ne, tai būtų prakaitavimas, kuris ir gelbsti mus, bet prakaitavimas ne tik yra, kad mes galim jo dėka reguliuoti temperatūrą, bet prakaitavimas savo ruoštų drėkina ir odą, ar ne, gali gelbėti ir nuo tam tikrų ligų atsiradimo, nes kaip apsauginis sluoksnį ar ne prakaitą įskiria, tai su termoreguliacija sugebam pareguliuoti kūno temperatūrą. Kada mums jau diskomfortas, tai kai ta kūno temperatūra kyla virš 37,5 jau nėra mums puiku ir organizmui nėra gerai, gali trikti organizmo veikla, jeigu temperatūra kyla virš 40 laipsnių ar ne, jau pradeda denatūruoti ir skaidomi ar ne baltymai, jau yra tikras pavojus organizmui. Tai to organizmui leisti nereikėtų, tai labai svarbu karštom vasaros metu ar ne, atsižvelgti į aplinkos temperatūrą. Ar ne? Jeigu temperatūra tinkama mūsų organizmui, tarkim 20-24 laipsniai, ką mes vadinam šiluma ir mums tai yra priimtina, galim būti ir mėgauti saulę ar ne, jeigu organizmas tą leidžia, bet jeigu temperatūra kyla aukščiau, jau turim, tarkim, ir virš 30, tai turint gretutinių lėtinių ligų, manyčiau, kad reikėtų tokios temperatūros privengti ir nesilepinti, geriau pasirinkti pavėsį, vengti tiesioginių saulės spindulių ir pasirinkti laiką, kada būti lauke, ar ne, yra ta geroji saulė ir blogoji saulė, tai rytinės valandas rinktis vyresnio amžiaus žmonėm, vaikam, ar ne, tai į tos aspektus yra svarbu atkreipti dėmesį. Žinau, kad laidą žiūrės daugelis nemedikų, tai jeigu gali trumpai sudėlioti akcentus, kaip vyksta ta termoreguliacija žmogaus organizme. Na, trumpai, tai pabandysim, nėra lengvas dalykas, iš tikrųjų yra gan sudėtingas, kas studijavo mediciną, žino, kad termoreguliacijos patofiziologijai skirta ne vieną paskaitėlę, bet trumpai ar ne, už termoreguliaciją mus valdo, tai yra hipotalamusas, tai yra pagumburis, tarpinio galvos smegenų dalis ir jinai už termoreguliaciją siunčia signalus į prakaito liaukas, kurios mes turim 3 rūšių, yra ekrininės, apokrininės ir apoekrininės liaukos. Jų daugiausiai yra ekrininių liaukų, kurios yra paplitusios po visą mūsų organizmą. Tai būtent įnervuoja simpatinį nervų sistemą ir siunčia signalą į tą vadinamą hipotalamusą ir jis jau sureguliuoja. Mūsų organizme yra labai daug termoreceptorių, kurie gali būti centriniai arba periferiniai, odoje daugiausiai yra periferinių, kurie reguliuoja aplinkos pokyčius, aplinkos temperatūrą ir siunčia signalą mums į galvos smegenis ir sureguliuoja, ką daryti ar prakaituoti ar neprakaituoti, gausiau ar mažiau. Jeigu mes karščiuojam ar ne, tai jau signalai eina iš centrinių receptorių, kurie irgi duoda signalą į hipotalamusą ir duoda reakcijas, ką organizmui daryti. Tai būtų, manau, pats pagrindinis dalykas. Jeigu dar taip truputį smulkiau žiūrint, tai tas prakaitavimas ar mūsų yra dėl temperatūros pokyčių ar emocinis. Jeigu mes turim dėl temperatūros pokyčių, tai taip centras svarbiausias yra hipotalamusas, bet jeigu mes turim dėl emocinį prakaitavimą, kaip ir dabar man truputėlį ir neprakaituoja delnai, nes tai nėra natūrali mano būsena filmuotis, bet šiuo momentu ar ne, tai labiausiai yra dirginama mano smegenų žievė ir už emocinį prakaitavimą yra atsakinga smegenų žievė. Kokiems žmonėms arba kokių ligų turintiems žmonėms reiktų vengti karštos aplinkos? Na, labiausiai turim tos jautriausius ar ne populiacijos atstovus, tai yra maži vaikai.
Tai apie vaikus tikriausiai jūs pats galėtume daugiau pakomentuoti negu aš. Ir aišku, senyvo amžiaus pacientai turintys sunkių gretutinių ligų, ar ne? Tai jeigu žiūrim į gretutinės ligas lydinčias, svarbiausia, manyčiau, išskirti būtų, tarkim, širdies nepakankamumą, nes tuomet tos lygos gali paūmėti. Lėtinė inkstų lyga irgi dėl dehidratacijos yra pavojus ir taip tie pacientai galimai gali pariboti skysčių vartojimą, nes, tarkim, širdies nepakankamumas labai daug skysčių vartoti nerekomenduoja, nes ar netinsta kojos, dūsta pacientai, tai apriboja skysčius, o dar karšta, prakaituoja daugiau, tada dar pablogėja veikla, inkstų veikla pablogėja, tai tos lygos, esant didesnei aplinkos temperatūrai vasarai, manau, kad tikrai paūmėja, net jeigu pacientas ir laikosi visų gydytojų rekomendacijų. Tai šiti du kontingentai, grupės žmonių turėtų būti labiau akylai prižiūrimus. Laidoje mėgstu pateikti daugybę mitų ir juos arba patvirtinti, arba paneigti, vis tiek iš gydytojo lūpų tai skamba kiek kitaip. Ir pirmasis mano mitas šiandien būtų, kad vaikai prakaituoja daug mažiau negu suaugusieji. Nesu aš mitų griovėja ir apie vaikus irgi labai atsargiai kalbu, nes nesu vaikų gydytoja specialistė ar ne, esu suaugusių endokrinologė, bet kiek iš pačios patofiziologijos, ar ne, tai prakaito liaukų vaikai turi daugiau negu suaugusi, ar ne, pagal, jeigu žiūrėtume maždaug 3 metų vaikas, tų prakaito liaukų turi 2-4 milijonus, ar ne, o vyresniam amžiui prakaito liaukų jau mažėja, tai teoriškai, jeigu taip žiūrėtume, tai vaikas galėtų prakaituoti daugiau, jeigu žiūrėtume į kiekybę prakaito liaukų ar ne, bet vaikai irgi gali prakaituoti ir jie prakaituoja daugiau ar mažiau nei suaugusiai. Čia jau viskas priklauso nuo to, ar jie turi gretutinių ligų, šiemetinę pandemiją ar ne, nutukimą, kuri galėtų provokuoti padidėjusi prakaitavimą, bet pasakyti vienareikšmiškai, kad tai yra tai mitas, kad vaikai prakaituoja žymiai mažiau nei suaugusiai, aš taip negaliu. Antiperspirantai Perspirex sukurti ieškantiems efektyvios apsaugos nuo prakaitavimo ir blogo kvapo. Perspirex gali išspręsti bet kokio lygio prakaitavimo problemas. Kaip veikia Perspirex? Užtepus ant pažasties odos unikali aliuminio chlorido formulė ir produkto sudėtyje esanti odos apsaugos sistema prakaito latakuose sudaro gelio kamštį. Gelio kamštis apsaugo nuo prakaito pratekėjimo į odos paviršių, oda išlieka sausa ir apsaugota nuo prakaitavimo bei nemalonaus kvapo. Apsauginis kamštis išlieka efektyvus 3-5 dienas. Vėliau kamštis kartu su negyvomis odos ląstelėmis natūraliai pašalinamas. Perspirex sukurta odos apsaugos sistema užtikrina komforto pojūtį ir užkerta kelią galimam odos sudirginimui, kurį dažnai sukelia stiprūs antiperspirantai. Šiandien mūsų laidos pagrindinė tema ir bus būtent prakaitavimas, nes tai, kaip supratau, yra vienas pagrindinių iššūkių, esant karštai vasarai. O koks gali būti prakaitavimas? Tikriausiai yra įvairių tipų ir kaip gydytojai tai žiūri? Na, prakaitavimas, jeigu yra per didelis, mes tai vadiname hiperhidrozė, ar ne, ir padidintas prakaitavimas. Nes šiaip prakaitavimas yra normali organizmo reakcija, bet jeigu mus tai vargina ir pastoviai jaučiasi žmogus šlapės lyginant, jeigu greta sėdintis žmogus ne, tai atrodo, ko čia prakaituoti. Tai tas prakaitavimas, hiperhidrozė, gali būti skiriamas į pirminį, kai mes nežinom priežasties, vadinamas idiopatinis, ir antrinį, tai jis gali būti sukeltas tam tikrų kitų ligų, ar ne, tai kaip kitų ligų pasekmė. Arba gali būti ir vartojimo medikamentų, nes šiais laikais žmonės pakankamai daug vartoja medikamentų, kurie vienas iš nepageidavimų poveikių gali būti padidėjęs prakaitavimas. Tai jeigu žiūrėtume į pirminį, jis gali būti arba generalizuotas, kai prakaituoja ar ne visas kūnas, arba gali būti židininis tam tikros kūno vietos, ar ne. Tai tarkim, dažniausiai židininis tai galėtų būti, ar ne, tai yra pažastys, delnai, padai, tai tos vietos, kurios yra pačios dažniausios, tai tas židininis vietiškas prakaitavimas, ar ne, bet jis dažniausiai prasideda jaunesniam amžiui, gali būti, dažniausiai jis būna abipusis, abi rankos prakaituoja, kažkaip, kad viena prakaituotų dar neteko taip susidurti. Ir
Kaip literatūra rašo, jis dažniausiai prasideda iki 25 metų amžiaus, tai tas irgi padeda mums atskirti, ar ne, ar prakaitavimas, ar jis yra ligos pasiekmė, ar tiesiog taip organizmai yra ir gali būti net ir šeiminė predispozicija, kad anksčiau kažkam, tarkim, ar tėveliui, ar mamai, ar tam sesim irgi yra tas padidėjęs prakaitavimas, tai irgi leistų, tarkim, labai jau giliai neknisti paciento ligos istorijos, ar čia nėra kažko patologiško, ar ne, tai tas generalizuotas prakaitavimas jau mums kelia daugiau klaustukų ir jis labai svarbu atsakyti klausimą, kada tas būna, ar dienos metu, tarkim, ar naktį, ar nesvarbu, ar dieną ir naktį ir kaip ilgai tas trunka. Ir pagal tam tikras klinikinės studijas yra, kad jeigu prakaitavimas tęsiasi ilgiau negu metus laiko, tai jis yra labiau susijęs su geresnė prognozė. Ne? Tai tie pacientai iš tikrųjų ten gyvena ir ilgiau ir nieko blogo nėra, bet kartais prakaitavimas gali būti susijęs ir blogos ligos pranašas, tarkim, gali būti susijęs ir su onkologiniam ligom, ar negali būti su kraujo ligom, su limfoma susijęs, su tuberkuliozė, su infekciniam, kad ir su živ infekcija. Gali būti ir nemažai endokrininių sutrikimų susijusių su prakaitavimu, kaip pasiekmė, tarkim, mes turim skydliaukę ir jeigu skydliaukė per daug aktyviai veikia ir neturim hipertirozę, tai vienas iš simptomų ir yra padidėjęs prakaitavimas. Ne klasikinis, bet irgi vienas iš simptomų prie antinksčių auglių, prie feochromocitomos irgi būdingas prakaitavimas. Nesakau, kad visus pacientus būtina tikrinti su prakaitavimu dėl feochromocitomos, bet apie tai reikėtų pagalvoti. Galim turėti ir tą pačią akromegalę, irgi vienas iš simptomų yra padidėjęs prakaitavimas. Tai tų prakaitavimų skirtingi variantai yra ir jeigu žmogui tai jau trukdo ir tai tęsiasi ne 2 dienas, jeigu ten 1 dieną paprakaitavo ir iškart bėg pas daktarą, ne, bet jeigu prakaituoja mėnesius 2 ir nepraeina, tikrai reikėtų, mano galva, kreiptis pas pirmą šeimos gydytoją, o tada jau šeimos gydytojas nuspręs, į kurią pusę pacientą toliau tirti, kur siųsti, kad atsakyti klausimą, kodėl tas pacientas tiek daug prakaituoja. Yra tekę matyti mitą, kad gausus prakaitavimas tai sveiko žmogaus požymis. Ar tu sutiktum su tuo ir kaip suprasti tą gausus prakaitavimas? Kaip tą galima būtų pasverti galbūt? Įdomu būtų pasverti ir net į marškinėlis nugręžti ir pažiūrėti, kiek tavo vandens išlašės. Čia labai, man atrodo, kaip pasakyti, subjektyvu. Ir kiek tas gausus prakaitavimas, net jeigu ir žiūrėsim ar ne prakaitavimas ir nėra nurodyta, kad žmogus būtinai ten turi pakeisti 2 marškinėlius, tada traktuosim, kad jis čia gausiai prakaituoja. Ne, tiesiog jeigu žmogui tai blogina gyvenimo kokybę, jam yra nepatogu, jam tenka pastoviai valytis prakaitą, ar tai nuo veido, ar ten pažastys pastoviai gausios, ar ten negali sveikintis, nes delnai pastoviai drėgni, tai jau yra gausios prakaitavimas. Ar gausiai prakaituojant, kaip minėjai, pašalina toksinus, ar tai sveika ar ne? Aš nemanau, kad labai gausus prakaitavimas yra sveika, nes su prakaitu ne tik mes reguliuojam savo kūno temperatūrą, bet šalinam, tarkim, ir elektrolitus, tai netenkam ir natrio, ir kalio, ir magnio, ir vario, ir cinko netenkam, ir kalcio, tai atsiprašau, tai yra labai gali išprovokuoti elektrolitų disbalanso sutrikimus, jeigu yra pastoviai gausiai labai prakaituojama. Jeigu tu po sporto, ar ne, nebereiklo yra ta reklama, kad Vytauto išgerk po sporto, nes daugiau mikroelementų, tai taip ir yra. Jeigu mes labai ilgą laiką gausiai prakaituosim, tai mes neteksim daugiau mikroelementų. Tai nemanau, kad tai yra gerai. Ar yra tiesa, kad gausiai prakaituojant ir į treniruotę einant galbūt šilčiau apsirengus arba šiltesnėje aplinkoje sportuojant ir gausiai prakaituojant netenkama svorio? Taip, nes mes dehidratuojam, tiesa, bet tas svoris grįš atgal, nes mes turėsime vieną atsigerti ir grąžinti mus į normalų gerbūvį organizmui, homeostazijai palaikyti, skysčių balansui palaikyti. Tai tas pusės kilogramo ar kilogramo netekimas skysčių sąskaita, jisai grįž toj pat po kitą dieną vėl bus tas pats, nes mes išgersim, mūsų troškins. Ir tai nėra labai, kaip pasakyti, moksliškai, tai nėra įrodyta, kad tas organizmui būtų sveika. Ne? Kai kiti užsiima sporto ar ne, apsirengia termorūbais, ar su mačius kaip Vingio parke bėgioja, apsivinioja maistinę plėvelę, kad daugiau prakaituotų, tai neracionalu. Neteko man irgi 5 metų dirbti COVID skyriui apsirengus tomis apsauginėmis apranga, kad neapsaugotų nuo viruso, tai kai nusirengi, paskui visą šlapės, tai tikrai to niekam nerekomenduoju. Taip, po budėjimų numeti kilogramą, pailsi, tas kilogramas grįžta atgal, bet ne dėl to, kad kažką organizmui gero, nes jeigu mes norim numesti svorį, mes turim numesti riebalus, ar ne, o ne sudeginti skystį iš savęs. Tai dehidratacijos nereikia. Tai riebalai nepasišalina, pasirodo prakaituojant, ar ne? Būtų gerai, jeigu būtų taip paprasta, dėja.
Kitas klausimas būtų, ar naktinis prakaitavimas tai jau yra signalizavimas, kad turim kažkokią ligą. Pavyzdžiui, atsikelia žmogus naktį visą šlapęs ir tai tęsiasi kurį tai laiką. Ar tai yra patologija ar visgi visiškai norma? Čia labai suktas klausimas, jį vienareikšmiškai atsakyti tik taip arba ne, negalima, manau, nes naktinis prakaitavimas gali būti ligos požymis, ar ne? Gali būti tos pačios tuberkuliozės ligos požymis naktinis prakaitavimas ir Lietuvoje tuberkuliozė yra pakankamai plačiai paplidusi. Tai vienas iš dalykų naktinis prakaitavimas, kiek, tarkim, tas marškinėlius reikia pakeisti kartu. Kiti sako, net ir patalynę reikia keisti, ar ne? Kelis kartus per parą, tai jau supranti, kad tai nėra norma. Ir tas neįvyko, ir kaip prakaituoja, ar ne? Ir žmogus kaip prakaituoja, ar karščiuoja, ar ne? Galbūt ir karščiuoja, ir serga, ir gripas, ar dar kažkas, tai viskas yra paaiškinama ir čia nėra jokios didelės dramos. Bet jeigu kaip ir sveikas žmogus, ar ne, bet tik nakties metu prakaituoja, jau reikėtų suklusti ir pradėti ieškoti galimų ligų. Kartais mes nieko nerandam ir sakom, tiesiog galbūt žmogus miega su pūkinė kaldra vasarą arba patalpa nevėdinama ir tokių aspektų būna tie elementarūs patarimai, kad išvėdinti patalpą ar ne, kad patalpa būtų drėkinama, kur žmogus miega kuo mažesnė, kuo nestoresnė ar ne antklodė naudoti. Didžioji dalis mūsų miegančius vien koją iškišam, kad mūsų ta termoreguliacija vyktų į vieną arba į kitą pusę, bet naktinis prakaitavimas į jį numot ranką negalima. Jau reikėtų suklusti ir jeigu jis tęsiasi, manau, kad ilgiau negu mėnesį, jau keliaučiau pas gydytoją ieškoti priežasčių, o kas čia yra, nes jau neramina. Pirmiausiai atmes infekcijas, pasitikrint hormonus, tai tą tikrai labai rekomenduoju, nes pakankamai dažnai būna reikalų su skydliauke susijusių, o toliau ieškoti kitų variantų, jeigu nepasiteisina. Ir peržiūrėti medikamentus, nes tie patys antidepresantai, ko pacientai pakankamai dažnai vartoja, tai irgi gali sukelti prakaitavimą. Paminėjai medikamentus, o dalyje informacinių lapelių tikrai galima rasti, kad yra padidėjęs prakaitavimas, bet ar daug medikamentų tuo pasižymi? Yra medikamentų, kurie pasižymi ir aš manau, kad jei mes paimsim bet kokį medikamentą, mes rasim, kad galimas nepageidavimas prakaitavimas. Tai tikrai yra gauti, net ir antihipertenziniai tam tikri vaistai gali sukelti padidėjusių prakaitavimą, ar ne? Kalbėkime apie diabetą, ar ne? Tai jeigu pacientas susileis per didelį kiekį insulino ar patirs hipoglikemiją, tarkim, dėl gerimų peroralinių hipoglikemizuojančių medikamentų, jis patirs hipoglikemiją ir jį išmuš prakaitą, sukels prakaitavimą. Tai prakaitavimas yra dažnas vaistų nepageidavimo poveikis, jeigu tie vaistai vartojami netinkamai arba sumuotis gali atsirasti kryžminės reakcijos tarp vaistų, ar ne, tai pats į savęs galbūt ten koks nors vaistas nesukels didėjusio prakaitavimo, bet greta su kitų vaistų sumuos vienas kito efektą ir gal tuomet sukels prakaitavimą. Tai peržiūrėti visus tos medikamentus, ką pacientas vartoja, tikrai pravartu. Gera žinutė mūsų kolegoms, kurie irgi žinau, kad žiūrės šią laidą. Pakalbėjom apie padidėjusių prakaitavimą ir kokias ligas tai gali sukelt, trumpai paminėjai. O kaip yra su sumažėjusiu prakaitavimu? Ar tai irgi yra bėda, ar kaip tik reiktų džiaugtis, kad neprakaituoji? Galima ir pasidžiaugti, ar ne, nes kartais tie, kas per daug prakaituoja, aš manau, kad norėtų pasikeisti vietom, ar ne, tai būtų neblogas variantas, bet jeigu žmogus neprakaituoja, jam irgi bėda, ar ne, o kaip jam tada atvėsinti organizmą? Nes jeigu labai karšta, tai mes apsiginom, mes paprakaitavom, praėjo ir organizmo temperatūra nukrito ir vėl mes grįžtame į komforto zoną, taip nusivalėm tą prakaitą, ir nieko labai baisaus. Tie, kas neprakaituoja, o ką jam daryti, ar ne, tai taip, tokių būklių yra ir tokia būklė vadinama anhidrozė, ar ne, tai jeigu hiperhidrozė, kaip per daug prakaituoja, tai kai per mažai, tai gali būti susiję ar ne, tarkim, po nudegimo, ar ne, yra pažeidžiama oda ir jeigu, tarkim, didesnė yra nudegimo plotai kūne, tuomet žmogus gali neprakaituoti. Gali būti tam tikros sisteminės jungiamo audinio ligos irgi susijusios, kuomet yra pažeidžiamos prakaito liaukos ir pacientai neprakaituoja. Tai net ir sunkios diabeto komplikacijos, kaip, pavyzdžiui, dėl diabetinės neuropatijos, diabetinė pėda ir nepažeidžiamos prakaito liaukos neprakaituoja. Irgi blogina kokybę, infekcijos vartai atsiranda, tai neprakaitavimas, kaip ir perteklinis prakaitavimas, abu dalykai yra bėda, nes to organizme turi būti pusiausvyra. Prakaitas riboja tavo gyvenimą, sustabdyk jį. Perspirex – gyvenimą keičianti apsauga nuo gausaus prakaitavimo. Tepkite vakare, būkite apsaugoti dieną. Efektyvi apsauga net iki 5 dienų. Dar vieną mitą teko matyti, kad prakaitas visada sukelia blogą kvapą. Na, kvapas, žinot, kiekvienam yra individualus skonio reikalas, ar ne, tai
Manau, kad didžioji dalis tų prakaito kvapų nėra galbūt malonus ar ne, bet tai yra mūsų organizmo įsiskyręs kvapas ir nieko labai jau mes čia nepakeisim. O ką reiktų daryti, kad prakaitas nesukeltų blogo kvapo, kad prašiausiai praustis tikriausiai? Be abejo, asmeninė higiena ar ne, tai jeigu tai nėra perteklinės prakaitavimas, tai yra standartiškai visi mes tikriausiai naudojame antiperspirantus, kuriuose sudėti yra nedidelis kiekis druskų, dažniausiai tai yra aliuminio chloridas nedideliais procentais, jeigu yra perteklinės, jau yra gydymai reikalingai, tai tuomet yra skiriama aliuminio chlorido didesni kiekiai procentaliai, tai yra 6,25 procentai arba 20% aliuminio chlorido druskų antiperspirantai, tai tokios priemonės yra galimas, bet jau jos dažniausiai skiria gydytojai dermatologai, tai taip paprastai prekybos centre mes jų nenusipirksim. Paminėjai antiperspirantus ir yra tekę matyti mitą, kad antiperspirantai kenkia todėl, kad visiškai užblokuoja ir užkemša prakaito liaukas. Ar tai tiesa? Jeigu mes ten pastoviai, kaip išsireikščiau paprastai lakoniškai, zulinsim tą pažastų sritis su tepamu, tarkim, antiperspirantu, galimai galim ir pažeisti odos barjerą, taip, bet jeigu viskas atliekama su saiku, pagal rekomendacijas, tai tikrai nieko mes ten nepažeisim. Jeigu yra naudojami didesnės koncentracijos ar ne, kaip minėjau, tie gydomieji antiperspirantai, tai jų principas ir yra, kad pablokuoti tas prakaito liaukas, kad neįvyktų perteklinė prakaito sekrecija. Jeigu yra per daug purškiama ar ne, tai galima pažeisti odą ir sukelti dermatitą. Tai viskas, kas yra su saiku, tas yra normalu, ir peržengėsim ribas, tai tuomet ir pažeidžiam. Žinutė tikriausiai būtų tokia, kad pasidomėkit, kaip tinkamai naudoti vieną ar kitą preparatą. Yra tekę girdėti, kad rutuliniai yra daug geresni už tuos purškiamus. Visgi yra didelis kažkoks skirtumas ar jokio skirtumo, kaip tu tą prakaito liauką užblokuosi? Labai tiksliai šitą atsakyti negaliu. Klinikinių studijų apie tai, kad pagrindžiančių, kad būtent, tarkim, rutulinis būtų geriau už purškiamą, man skaityti neteko, galbūt yra, bet aš negaliu šitai labai tiksliai atsakyti. Mano galva, kad jis vien turi būti higiena, ar ne, ir tada prieš naudojant, ar ne, reikėtų apsiplauti, bent jau ar ne pažastų sritį, ir tada naudoti po naudojimo taip pat, kur reklamuoja, kad ten veikia 24 valandas ir taip toliau. Sunku būti 24 valandas nesiprausius ir suprakaitavusiam, ar ne, tai aš manau, kad jis vien ir ten po dienos norisi nusiprausti, tai daugiau negu parą nesiprausus šiais laikais išbūt, manyčiau, per budėjimus nėra lengva. Yra tekę matyti, kad, sako, nėra blogesnio kvapo negu nesiprausęs po treniruotės vyras pasipurškęs antiperspirantų. Taip, tai neužgošim to, kas yra, tai man atrodo tik paaktyvinsim, tai jeigu norim, kad būtų viskas komforto zonai, tai viskas su saiku ir su protu turi būti atliekama. Bet kokiu atveju naudokit taip, kaip sako gamintojas, kad ir kokį produktą naudotumėt, o jeigu kyla problemų arba, kaip supratau iš tavo pasakojimo, pasikeičia prakaitavimo pobūdis galbūt, vargina jisai arba užsitęsia, tai reiktų jau kreiptis į gydytojus, ar ne? Be abejo, svarbiausia iš mūsų pusės kaip gydytojai yra atsakyti į klausimą, ar tas jūsų padidėjęs prakaitavimas pacientų ar ne, nėra susijęs su kokia nors liga, nes nereikia gydyti prakaitavimo neužmaskuojant ligos, ar ne, nes mes galim pradėti gydyti prakaitavimą, o gal žmogus serga tam tikrą ligą ir mes gydysim tik simptomą, o ne priežastį. Tai svarbu ieškoti priežasčių, jeigu priežasties nerandam, tada mes tiesiog bandom pagelbėm taip, kaip yra. Nes, tarkim, vietinis tas prakaitavimas, kaip minėjau, ar ne, delnai, pažastys, padai ir ne pirmą pasirinkimą ir yra vietiškai naudojami antiperspirantai. Tai jeigu jie nebūtų kenksmingi, tai jų nieks nerekomenduotų gydymui, ar ne. Antras pasirinkimas yra vietiškai tepami anticholinerginiai preparatai, irgi yra tepalai, kurie gali blokuoti prakaito perteklinę gamybą, ar ne, nes būtent kaip kalbėjom apie kas reguliuoja apie tą hipotalamusą, tai kaip pagrindinį pernešimą neurotransmiteriai naudoja acetilcholiną, tai jeigu mes naudosim anticholinerginius preparatus, tą ir pablokuosim, tai tuo principu ir veikia. Jeigu šitas nepadeda, tai jau tada einam sekantį žingsnį, ar ne, tai apie botulino toksino injekcijas, apie mikrobangų termolizę gali būti taikoma irgi tiek pažastų srity, tiek delnų srity, tiek padų sritis, net ir veido sritis gali būti. Ir jau sunkiausiais atvejais, kai nieks nepadeda chirurgijoje, ateina chirurgija. Labai toks praktinis klausimas būtų, kad jeigu turim pacientą su hiperhidroze, su prakaitavimu,
pas kurį gydytoją pirmiausia reiktų nukreipti? Pas endokrinologą ar dermatologą? Nes čia lyg ir persipina ta patologija tarp jūsų Mes darbų vien sričių. tai kitais pingpongų žaidžiam, dėja su paciento sąskaita, bet taip jau yra, nes mums reikia atsakyti klausimą. Čia labai priklauso, pas ką pacientas pirmiau papuola ir neklaida, ar pirmiau nueis pas endokrinologą, ar, tarkim, kreipsis į dermatologą. Abu variantai yra geri, nes mes norim atsakyti klausimą, o kodėl. Ar ne? Tai jeigu atsakysim klausimą, kad dermatologas pažiūrės, tarkim, su dermatoskopu, nemato jokių blogumų žmogaus odoj, sakys, įsitirkite hormonus, be abejo ateis pas mus endokrinologas, tada mes atliksim hormonus, jeigu nieko neblogo nerasim, nesakysim, kad, tarkim, grinai pacientas ateina, kaip pavyzdys, jam labai prakaituoja delnai. Ištiriam, matom, kad nieko nėra, skyliukė veikia gerai ar ne, tada čia kaip pavyzdį, tada sakom, kad galimai bandykite nevietinius preparatus, antiperspirantus, jeigu jie nepadeda, galvoti apie botulino toksino injekcijas į delnų sritį, bent pusei metų, 8 mėnesiam tas efektas tikrai yra. Tai taip ir žaidžiam. Labai taip daug informacijos per pastarąjį pusvalandį pavyko iš tavęs išgirsti ir norėtųsi viską reziumuoti. Paskutinių klausimų, tai Kristina, kaip reiktų pasiruošti tai karštai vasarai? Galbūt tu turi kažkokių patarimų savo pacientam ar mūsų laidos žiūrovam? Labiausiai tai norėtųsi, kad ta vasara visada greičiau ateitų ir būtų ilgiau negu 3 mėnesius, ar ne, tai būtų tobulas variantas. Pasiruošti, svarbiausia, išlikti sveikiam. Jeigu mes būsim sveiki, tai nesvarbu, ar bus labai karšta ar ne taip karšta, mūsų organizmui tai nebus stresas. Jeigu mes neturėsim gretutinių sunkių ligų, ar ne, dar labai svarbus yra dalykas, ką galbūt netaip plačiai pakalbėjom, tai yra nutukimas. Tai jeigu žmogus turi didesnį svorį, jis gausiau prakaitos, tai prisižiūrėti mitybą, būti fiziškai aktyviem, kad kūno masę palaikyti kiek įmanoma sveikam diapazone. Ir vengti sunkių gretutinių ligų, gyventi kiek įmanoma sveiką gyvenseną ar ne, sveikai maitintis, gerti pakankamai skysčių, kaip minėjau, vengti blogosios saulės, naudoti kremus apsauginius nuo saulės ar ne, pabūti pavėsiu iki blogosios saulės diapazone nuo 11 maždaug iki 2-3 valandos. O mėgautis vasarą būtina ir reikia, nieko blogo suvalgyti ir ledų porciją ar ne, tai reikia tą padaryti, gerti pakankamai skysčių, atsižvelgiant į gretutinės ligas, bet 2-2,5 litro, 3 litrai vasarą galimi, jeigu mes esam sveiki. Jeigu mes turim sunkesnių ligų, taip, tų skysčių nereikia perspausti, kad nepablogint gretutinių ligų. Tai aš galiu tik palinkėti visiems nuostabios šiltos vasaros, gerų kelionių, nes vasara susijusi su kelionėm, ar ne, tai be jų neįsivaizduojam, vasara atostogų metas, tai pailsėkim visi. Prisipažinsiu, ne visada spėju pavalgyti. Todėl džiaugiuosi atradęs Nara Health, subalansuotą maisto kokteilį, kuris yra puikiai alternatyva vietoj užkandukų ar šokoladukų. Išgeręs vieną porciją gaunu 420 kalorijų ir esu sotus bent 3-4 valandoms. Nara Health naudoju jau ilgiau nei metus ir vis sulaukiu jūsų klausimų, todėl pabandysiu juos atsakyti. Skonių yra įvairiausių, bet man labiausiai patinka bananinis ar braškinis, kurie primena rytinės avižinės košės ar avižinio sausainio skonį su bananais ar braškinis. Gamintojai – lietuviai, kurie maisto ir gėrimų industrijoje kuria produktus jau 10 metų. Nara Health porcijoje yra 23 gramai žirnių baltymų, tačiau kartu tai ir subalansuotas maisto kokteilis praturtintas angliavandeniais, skaidulomis, vitaminais ir mineralais. Tinka. Ypač tinka ryte, kai skubame, aš pats vartoju po vakarinių treniruočių. Visgi, vakarieniai geriausia laiko skirti savo ir šeimai, nes maisto gamyba, valgymas kartu yra labai svarbu. Tikrai galiu ir siūlau išbandyti subalansuotą maisto kokteilį Nara Health. Su nuolaidos kodu užeikite, gausite 20% nuolaidą. Jeigu kyla klausimų, juos galite rašyti komentaruose. Ačiū tau labai, Kristina, aš irgi prisidedu prie linkėjimų jums ir nuostabių patarimų, o mūsų laidos draugai Nara Health nori tau padėkoti, kad buvai šiandien pas mus ir padovanoti maisto kokteilį, kuris galbūt padės lakstant tarp skirtingų ligoninių. Ačiū labai, dėkui. Nara. Šiandien laidoje užeikite, kas laukite, kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Jonuška girdėjote endokrinologę Kristiną Švaikevičienę. Daugiau laidų, taip pat ir temą apie vasarą bei apsaugą nuo saulės ir kitas temas galite rasti YouTube kanale Užeikite, prenumeruokite jį, jeigu dar to nepadarėte, o aš noriu palinkėti geros vasaros
ir likite kartu su Užeikite kanalu, nes jau netrukus dar viena laida su dar vienu nuostabiu gydytoju. Iki ir būkite sveiki.